Žodžiu, reikia. O čia palonė atsirakina. Bandyt per kitą pusę. O, bliama, čia išvartyta viskas. Bliama, čia. Nu jo, pirmas apvogimas turėtas. Eik tu nafik. Neužsirakino durys iš karto. Apvogimas. Reiks paskaičiuoti, kas dingo, pažiūrėt. Žiaur, šiaip skubutai. Nu bet negerai. Jau matau, kad kokie 20 eurų, tai čia tikrai buvo porankiai. Gal net ir 40 buvo. Ir blemba eiti savo, kai gaila ausinių nėra iš tikrųjų. Bluetooth, nes JBL ausinės buvo. Blemba, bent kol kas tai nematau. Čia dokumentai yra. Jo, yra. Bet grūzas, kad iš tikrųjų taip vyksta pirmas iš tikrųjų apvogimas yra gyvenime. Bent čia kaip erzina tokie. Aišku, čia kaltėtai sakau, kad rakinu ir vienas durelis kartais neužsirakina, tai vat. Jo, dabar ypač kai šalta, tai grybauja ir dabar proga bus susitvarkyti iš tikrųjų. Jau minuso yra. Pažiūrėjau dabar, tai nepaėmė voltas triukiai buvo 20 eurų. Tai nepaėmė 20 eurų, nu jo. Ir dar čia buvo euras kažkaip maždaug likęs, o dabar paskaičiau. Nu jo, bet bent jau galėjo sutvarkyti iš tikrųjų. Čia prinervinta, bet aišku, jaučiasi sėdynė pakelta, tai irgi nieko gero. Nėra čia daug tas, aišku, 20 eurų ar ten tam, bet vis tiek toks. Geriau su mažesnė suma pasimokinti negu su didesnė. Tai va, gerai, reikia kurt mašiną. Bandyt varyt. Kiek čia? Tų garselių visokių čia. -4 tik tai. Reikia susitvarkyti mašiną. Ir važiuosiu iki senukų. Vakar kitom dienom filmavau, bet žiūriu, kad ne tai filmavosi, nes ten horizontaliai reikia. Blogai filmavau tiesiog. Ir nepatogu filmuoti su ranka, nes dar baudą kokią gausiu ar kažką tokio, tai dujos dar neįsijungia, aišku, tai čia reikėjo palaukti. Bet langiukai apšalę. Čia tai bardakas iš vis, susitvarkysiu čia šitas, bet jau biškiai apsidėliau kažkiek. Aišku, tikėjausi, kad kažkada taip gali atsitikti netyčia. Tai vat, gerai bent, kad šiaip kitus daiktus susirinkau. Kainuoja iš tikrųjų, kainuoja viskas. Tai atsargiai saugokitės, čia aišku Partizanų gatvė juda žmonės. Bet jaučiu ir kitur pasitaiko, nes mačiau ir Facebook'e, kad yra mašina pavogta yra ir nuvarytų, tai mano dar atveju čia 20-30 eurų ir ausinės, tai nėra dar tai baisiai. Ilgasis savaitgalis buvo, tai iškart mašinų daugiau jau pirmadienį, dabar sausio 5.
kai visi pradėjo dirbti normaliai. Vėl tikrasis eismas grįžta. Per šventes tai buvo mažokai mašinų. Iš viso, pavyzdžiui, šeštadienį, penktadienį net realiai žiauriai mažai buvo. Pasiklyst galima šitose senukose. Alytui tai būdavo labai maži senukai. O čia tai... Wow. Nėra visi tokie paprasti labai. Kažkokie ne filmavimai. Čia kažko daugiau nelabai matau. Su konsultantu pakalbėjau, tai dar bandė paieškoti, bet nesakė, nėra nieko. Tai turbūt teks į Maksimą važiuoti kažkokį elementarų variantą pasiimti. -4, bet tokia pliurza. Nėra visiškai pašalį. O į savo bolidą sėdam, kuriam nepasisekė šiandien. Važiavau į Maksimą. Antras planas tikiuosi praeis. Maksimą visada išgelbėja. Vat kažkas jau tokio į tą pusę. Tai reikdas, jo, va būtent toks. Labai būtų liuksiška. Jisai dar 3 sukiojasi. Savo visi į groteles realiai. Tai 11 eurų. Lekiu greitai susimontuosiu. Dabar dar aišku į kasą. Susimontuoju ir tada reiks važiuoti dirbti. Jungtis programėlės. Nes tikslas 10 visada pradėti, nevėluoti. Kad jau būtų jungta pasiruošta. Yes, jau turim. Kažkaip tai bus. Dar užsidės pats telefono laikiklis. Tikiuosi laikys blemba. Šiaip patinka Maksima, kad turi va tokių šudnikiukų, nes blemba, čia laiko sugaišti vis tiek smagiau. Iš tikrųjų, kartais ta kaina gal irgi kažkur didesnė būna, bet svarbu turi, nereikia važinėti ir nereikia ieškoti. Manau, ši vieta bus iš pat pradžių. Tai pabandysiu pafilmuoti 50 darbo dienų. Pačius video dėsiu kiekvieną dieną, bet parodysiu tiesiog kiek eina. Pažiūrėsim, kiek galima uždirbti per 50 dienų, atmesiu mašinos mokesčius, ten, sakykime, kuras, gal kažką reiks pasitvarkyti, maistą atsimesiu, šiaip kitų mokesčių ten nemėtysiu. Greitas užsakymas jau kokią 5 minutės ar 7 stovi laukiu. Skambinau jau 2 kartus į skambutį. Nenoriu pyktis, bet reiks vėl turbūt skambinti, kol pradės rėkti tiesiog ant manęs. Tokia keista sistema, nes tokiu atveju dabar irgi parašyta, kad turi ateiti prie suoliuko, kad pasidėti krepšį. Ir laukti tai čia, bet kaip ir nieks neateina, nieko ir ką tokiu atveju daryti. Vėl eiti kažkur klausti, kažką kalbėti, aš nesuprantu, pavyzdžiui.
Nes atrodo, jeigu neįsi, tai susipyksiu vėl ar dar kažką. Jei per kažkur kitur reikia. Pagaliau, po 10 minučių pagaliau gauni užsakymą savo. Lemma, kai tuškinas tokie dalykai, nes atrodo užsakymą vertėtų ten, tu pralauki 10 minučių, kol tau paduos, dar jeigu su klientu viskas būna gerai, tai gerai. O jeigu dar klientas 10 minučių, nu, tai jau 20 minučių tiesiog prarandi belaukdamas kažko ar turėdamas problemų. Bezobrazija. Klientui tai irgi sako, čia prie vartų laiptų. Tai o kodėl neparašai, kad prie vartų toks atrodo, nu, aš turiu paskambinti, kad mes pasišnekėtume tiesiog kelias minutės. Arba irgi, tada sako, iš kitos pusės. Nu, tai tu galėjai parašyti, kad ten nuo darželio pusės, nuo kažkur, nu, vat. Po to pyksta, kad ten lėčiau gauna maistą. Čia elementariai gali tau parašyti informaciją ir viskas. Nuo to, kaip tu parašysi, taip tu tą maistą ir gausi. O jeigu tu neparašysi, tai aš dar paieškau, nes nu atrodo, kaip ir čia būtų. Nes pažymėta čia, o ne kitoj pusėj. Ir vėl, nu, taip problema atrodo yra. Agnes.
eksponatus tai nesu vežęs. Šiaip keistai atrodo. Lemba buvo vieta ką tik. Ir čia yra vieta. Nu tai važiuojam. Ką tu čia darai? Sunkumas. Savo atlikiau. Šiaip sušiuose tai labai gerai. Visada būna padėta, nereikia laukti. Tiesiog ateini pasiimi savo viršinę, o kitur tai ten turi ir parodyti kodą ir įvest kodą. Kaip įdomiau būna. Įdomu. Kaip ir sakiau, minutė. Čia tokį ratuką padariau, nes aišku nerodė, kad per čia galima važiuoti. Nors iš tikrųjų galima. Ką čia judesys vyksta? Krauna kažką. Praleiskime žmogiukus. Sniego yra keliuose. Mieste tai taip atrodo nuimta, bet kažkokia gatvelė tai nieks nepadaryta. Nu, aišku, pabarstyta šiek tiek yra. Kai paėmėm užsakymą, taip lemba žiūriu, ar tik nebus į ligoninę. Taip nemėgstu į ligoninę tokių užsakymų. Nėra kur statyti tos mašinos. Kaip ir dabar, pavyzdžiui, net nėra. Kur ją palikčiau. Tokį durni užsakymai tokie eina savo. Belekas. Ir ką, viskas. Teks važiuoti dabar aplink kažkur į mokamą aikštelę statyti. Nu čia tai be šansų. O viena vieta šiaip yra. Ai, ne. Kaip erzina. Nu negaliu visą, kiek veži į ligoninę, tiek prikolai. Nes šitoj pusėje atrodo bus vieta, čia veda, o iš tikrųjų gauni, kad važiuoji į kitą pusę, pasistatai į mokamą aikštelę. Sakau, toks užsakymas yra minusas. Dar kažkada buvau rašęs suportui, tai atšaukit užsakymą, nes nėra kur mašinos pasistatyti, visur mokama. Tai atrašė, tai teks pasistatyti kažkur toliau ir ateiti, tai gal man dar autobusą atvažiuoti nuo kažkur iš vis, tai nereiks net statyti. Į parkingą atvažiavom.
Bet kur statyta mašina, įdomybės vis tiek tęsiasi, nes nėra kur statyti. Už 3 eurus užsakymas, nu blemba, leiskit pasistatyti tą mašiną ir viso, aš dingstu. Antras aukštas yra, kažkaip nemačiau. Čia tokia, tas maistas gauna ekskursiją dabar po šitą aikštelę visą. Kas čia per bardakas, aš negaliu patikėti, nu. Okei, aš sumokėsiu, bet tai jūs įleiskit. Blemba. Ir 3 aukštas. Matau jau vieną vietą. Bet čia, kadangi kolega prieki, tai jisai turbūt greičiau, net 2 kolegos prieki. Все, jau mano vietoj ragas. Čia toks jausmas, nedirbi, o ieškai, kur prisiparkuoti. O žmogus taip šovęs. Jaučiu tieks ir man kažką tokio įvynioto, ką daryti čia. Čia nieko nepadarysi, nes nesąmonė visiška. Gerai, jungilau. Vienas ledas laiptų. Gačiukas per 2 kojas. Turim nuvalytą šaligatviai. Šauniai. Sugalvot, kaip pareit atgal. Ne, čia tai tiek nueiti. Aš negaliu patikėti. Kažkaip nejauku vis tiek, kad ir klientas gali būti piktas, nes čia ilgai viskas. Nors aišku, galėtų gal parašyti, kur čia tas parkingas ar kas. O šitą jau ten pypinas. Bet aišku, galim pasakyti patys, kad taip pat pakaltas, kad tokį darbą pasirinkai. Yra jau tiesos. Ir 40 minučių neužtrukau net, kol nuvežiau už 3 eurus. Ai, nors kol pareisiu, tai bus, manau, užtrukęs kažkas apie 4 minučių. Siaubas. Ta prasme, kelis kartus esu vežęs. Tikrai vieną kartą čia žmonės žiūri standuką tam. Tai paliko gal apie 3 eurus arbatos. Tai toks dar, bet nu irgi ne, šiaip labai. Aišku, vis tiek tai yra geriau, negu išvis nepalikti. Atsijungiau nuo programėlės. Nuvarysiu į Šilainius, negaliu čia dirbti, man nervina, tiesiog psichologiškai išprotės, jeigu Šilainiuose kažkaip mažiau problemų, arba aš ten susitaikysiu, taip esu, bet man gan greitai vežasi ten, o čia tai kol 3 eurai, tai dar paladą už parkingą dar reiks nueiti sumokėti. Tai irgi smagiai. Aš suprantu, šiaip gydytojai viską, bet
reikia kažkaip durnais to parkingo padaryti čia. Dabar toks jausmas, kad nuveži už dyką. Jeigu daug nepasižiūrėsi, kur veži, jau visą. Oi, kiek čia žmonių. Pirmadieniukas. Iškart išsijuda krūta. O jau mano parkingiukas ten. Ir laiptai, kuriais turbūt grinai gerai, kad labai gerai, kad prie ligoninės esu. Ką tik seni žmonės taip retai lipo. Bet man aišku, aš nieko bloga. Bet tiesiog toks nulipimas. Nei pabastyti, nei ką. Kalnių visokių daug. Geras. Rikiuojamės. Oi, kiek žmonių pareina, gal spėsim. O, kaip tamsu. Kodėl taip tamsu įdomu? O, dabar jau gerai. Dvi vietos netgi. Oi, kaip čia sekasi. Ir net ne pačiam gale. Pasižiūrėkit. Tik atvažiuok į Šilainius. Iš karto tai fata pasitinka gražiai. Jeigu žmonių atrodo, kad nėra, bent jau čia. Šaršaus, vakar tai buvo šaršaus, tikrai kare. Betas. Pažiūrėkit, nežiūrėkit. A, jau. Pirmą kartą yra darę per pusę mėnesio. Žiūrėkit, kas prie mane stoja, irgi Bora. Bora, nu geras. Jo, Bora. Kolega reiškiasi irgi bus. Tikrai bus kolega. Negalėtų būti paprastas kitoks darbuotojas kažkoks, nes bus kolega. O, 3 litrų dar. Visiškai tas pats automobilis. Atiduokim pagarbą iškart žmogui. Kaip šauniai, va, rodyklė, viskas, ir pamatė, ir nuvažiavo. Tai šaunuolis jau. Palikim žmogui prie durų maisto.
atliekam ir kitą sakymą, kad turiu gauti sakymą Romainėse, nes vežiau į Romainės ir galvoju, blema, neverta grįžti kol kas. Tai va, arbatos įsipyliau per tą laiką ir gavau. Jauti, va, turi jau šitam darbė, va, tai yra dar va vienas kriterijus. Man tam sakymas, man 10 važiuojam. Turbūt kažką labai sunkaus veža. Nebuvo ir kur aplenkti. Tai čia dabar pasivažinėsim. Galima va pasiprašėti vaizdais, viską. O čia va kažkas padaryta. Normaliai stabdžiai cypia. Žmogų. O, jau ne 30 važiuojam. Tai už 10 minučių ir būsiu pas klientą. Tai mūsų keliai čia įsiskirs, nes man reikia į dešinę. Oi, kaip gerai. Ai, negerai, kol kas dar posūkio nerodo žmogus. Dar posūkio nerodo žmogus. Ai, vis dėlto mūsų keliai įsiskirs. Kaip gaila tave palikti. Žalesis. Terasas kokias. Nice. Šiauriai yra. Krovinių dienam. Vėl ant tracoko. Šį kartą pilkasis. Pilkasis yra su kroviniu. Tikiuosi čia važiuoju link Šilainio, nes toks iš lempos adresiukas įsimestas. Žmogus vargšas laukia autobusą. Šaltagi. Jau į Vijadą pavalgyti, nes reikėjo į sodrą paskambinti. Praeitą mėnesį sumokėjau draudimą ir man rytoj yra vizitas pas ten chirurgą. Ir kažkaip galvoju, pasižiūrėsiu, ar aš draustas esu. Ir man nutraukė draudimą. Ir aš paskambinau ir vienai ten į sodrą, ir kitai. Sako, nesąmonė, tu sako, viskas sumokėjo, sako, tu privalai būti draustas. Sako, aš einu čia, sako, skambin, nes tu turbūt, sako, gal turi kažkokį vizitą. Jos, kažkaip tik ten turiu rytoj. Tai man pasakė, kad susisieksim, sako, su tavim kuo greičiau ten dėl tavo šitos problemos ir ten aš užsirašau žodžiu pliusą ir tau atrašysiu. Bet tu, vat, kokia problema, kad, sakau, vat, nežinotum, nueitum, normaliai susimokėtum, tikrai, nes didžiausia gal problema ne tas, kad susimokėt ten tuos 200, bet, vat, jeigu reiktų atšaukti nesiuntimą, ten, sakykim, 2 mėnesius viršaus laukiu. Ir dabar, vat, reiktų tiesiog perkelt ar atšaukti, tai kiek, vėl mėnesį ten, ar atšaukti iš vis, tai irgi tiem, vat, pridarai darbo.
Jeigu atšauktum, nu tai ir kitas, aišku, iš tikrųjų nervinasi, kad kaip tu čia nerūpi tau. Bet iš kitos pusės, nu, kažkaip gal ir per kitus kartais būna tokia situacija. Tai vadžiu, man pirmą kartą su Sodra tokia situacija pasitaikius. Aišku, vat irgi, pavyzdžiui, į avariją papultum dabar. Tu net nežinai, kad tu nesi nedraustas, nes tu galvoji, kad esi draustas. Bet tau apyst kažkas nuėmė tiesiog ir viskas, žinai. Ten, nu, tiesiog nežinau, laukiam atsakymą, sužinosim. O dabar dar pasižiūrėjau, tai dingo vienas telefonas. Nu, tai aišku, daugiau nėra, bet vienas, jis biškiai padaužęs jo kažkiek, bet veikia. Tai buvo įmestas bardačiokė giliai, tai vat ir tą pasiėmė. Sumokėta 19 eurų. Laukiu dabar, kol atrašys tą Sodrą, jei dar per 5 minutės neatrašo, tai varau dirbti vis tiek. Nemėgstu šitos vartus, nes reikia belstis su kūju, realiai. Aš turiu pabelsti langą ir atsidaro. Spūsčių paduoda jau. Vos spėjau lyst. Reikėjo į kairę, bet buvau tiesiai, tai žiauriai toli kairę prasideda eilė. Liftas iš USB plokštės. Normaliai. Įžulę atvežiu. Išėjo mokytoja kažkokia. Turbūt kažkoks pasitarimas ar kas, bet kaip dėl ir vyriškų balsų. Žodžiu. Į mokyklą eit savo. Nesitikėjau, kad bus. Sodra įgalino man draudimą, sako, padarėm. Nu, kažkaip, sako, jis įgalintas dabar yra, jis galioja. Tai nieko nereikėjo daryti, tik tai paskambinti. Tai reiškia, buvo ne mano problema. Jau. Tai va, gal net visada pasižiūrėkit, kaip dirbat su individualia, ar esat drausti, nes kad ir sumokėjai dar nieko nereiškia. Labai baigti paskutinį užsakymą numažį. Tai kol grįšiu namo, tai atsinaujins mano užsakymai. Dabar yra po 8, gal 20. Tai ir sumėsiu su uždarbiu, ką uždirbt pavyko. Šiandien jau dirbti čia nesinori. Vis tiek ne savaitgalis. Kiek čia ir tai tų valandų gaunasi. Nu, 10 valandų gaunasi atidirbti. Tai užtenka net